Praėjusių metų Dakaras buvo vienas sunkiausių mano karjeroje. Turėjome daugybę techninių iššūkių. Grįžę atlikdami analizę nustebome, kiek per vienas lenktynes gali nutikti reikalų. Grįžus taip pat netekome didelės dalies finansavimo. Tai buvo tikrai tamsus momentas, kuris patikrino mūsų atkaklumą ir motivaciją tęsti projektą. Tokiose situacijose svarbu turėti labai aiškų atsakymą, dėl ko darome tai, ką darome. Mūsų atsakymas savo buvo greitis. Visose greičių ruožuose, kuriuose neturėjom reikalų, finišavom greičiausiai 10-tuke. Ir buvom priartėję per 58 sekundės iki pergalės greičių ruožė. Todėl būtų nepagarba ilgalaikiams komandos partneriams, fanams, artimiesiems ir pagaliau savo numesti projektą nepasiekus rezultato. Kita vertus, į paviršių išplaukėm tik per Marytės plauką ir didelė dėka mūsų naujojo pagrindinio partnerio Arijus dėka. Įmonės vadovas Arijus Ramonas išgirdo mūsų prašymą, kad tai yra mūsų paskutinis šansas spėti 24 metų Dakarą ir patikėjo mūsų sportinę viziją. Esu jam už tai labai dėkingas. Mūsų startas neįvyktų ir be kitų komandos partnerių palaikymo. Ypač šiemet, kai finansinė praraja buvo taip arti. Labai džiugu, kad nepaisant iššūkių, antriem metam iš eilės sutartį pratęsė ir RNDV. Kaip RNDV kolektyvas repavo, mes savų nepaliekam, todėl su jais nors ir į pasaulio kraštą. Man labai pasisekė, kad pernai mūsų automobilį nupirko Luis Santos, įmonės Unique vadovas iš Portugalijos. Luisas ne tik nupirko mūsų automobilį, bet ir suteikė galimybę šiemet startuoti Baja Aragon etape, dar kartą pasitikrinti savo sportinį tempą, o svarbiausia, svariai prisidės prie mūsų ateinančio Dakaro starto. Komandos tikslų link žengėme kartu su Šiaulių banku jau 7-am Dakarui pratęsta partnerystė. Nuoseklumas ir lojalumas yra vertybės, kurias demonstruoja mūsų mėgstamiausias bankas Lietuvoje. Tikiu, kažkada kartu lipsime ir ant podiumo. Paskutinius keletą metų mano pagrindinis treniruočių instrumentas klasikiniame ralyje yra Škoda. Su Škoda su malonumu keliauju ir kasdienėme kelyje. Džiugu, kad 3 metam iš eilės sutartį pratęsė ir Husqvarna. Numeris 1 prekės ženklas savo kategorijoje pasaulyje. Taip pat noriu papildomai paminėti dar vieną žmogų, kuris šiemet ypatingai prisidėjo prie mūsų projekto tęstinumo, kuris niekada nenuleidžia rankų, mūsų plėtros inžinierius Arūnas. Ačiū Arai. Akiliausi komandos fanai jau atpažįsta, koks automobilis stovi šalia manęs. Su dideliu pasididžiavimu noriu pranešti, kad 24 metų Dakare startuosime su mums puikiai pažįstamu mažyliu iš X-Raid komandos dirbtuvių. Su mažyliu Dakare startavome jau 3 kartus. Tiesa, ateinantis startas bus jau su naujos specifikacijos automobiliu. Todėl turbūt ir pavadinimą turėtume pakeisti į Mažylis Plus. Kaip jau pastebėjot vasarą, kai startavome pasaulio taurės Baja Aragon etape, automobilis gerokai padidėjo. Plotis 2,3 metro, pakabos eiga 35 cm, kur kas masyvesni 37 colių ratai. Su tokios specifikacijos technika jau galime palaikyti kur kas konkurencingesnį tempą. Svarbu paminėti, kad automobilis bus varomas degalais pagamintais iš atsinaujinančių šaltinių. Todėl CO2 emisija fiziškai bus mažesnė net 90%. Taip pat džiugu, kad Ispanijoje turėjom progą pabandyti automobilį ir įsitikinti jo greičiu. Buvome maloniai nustebinti. Net 2 kartus priartėjome prie lyderių tempo. Antra svarbi naujiena, kad Dakare startuosim X-Raid komandos sudėtyje. Todėl mūsų ekipažas startinėme sąraše bus Arijus X-Raid pavadinimu. X-Raid Dakarą yra laimėję 6 kartus. Tai įrašas vertas pagarbos. Esu jiems labai dėkingas už dar vieną šansą pasitikrinti savo tempą tarp šio sporto geriausių. Šių metų startas bus pirmas mūsų ekipažui, kai nestoviniuosime už tvoros, o būsime pilnai integruoti į X-Raid komandos struktūrą. Toks sprendimas atveria svarbius privalumus. Įvairių inžinierių pagalbą, atsarginių detalių tiekimą ir strateginį planavimą. Svarbu paminėti, kad prie mūsų mažylio dirbs ir 2 lietuviai. Mums puikiai pažįstami Romas Žalnėrukinas ir Domantas Tavaris. Kartu sudėjus jie turi daugiau nei 10 metų Dakaro patirties.
Todėl miegosiu ramiau žinodamas, kad mūsų svarbiausias lenktynių instrumentas bus jų rankose. Romas ir Domas jau savaitę praleido Vokietijoje, X-Ray dirbtuvėse, perinkdami mūsų automobilį. Ir įspūdžiai labai teigiami. Malonus kontrastas nuo praeito sausio. Komanda tikrai negali resursų ruošdama mūsų automobilį ateinančiam startui. Trečias svarbus pareiškimas, kad jau 4 Dakarą iš eilės šalia manęs šturmano kėdėje sėdės legendinis Paulo Fiuza. Mano nuomonė, Paulo yra vienas iš geriausių šio sporto specialistų. Neįtikėtina, kiek mažai navigacinių klaidų padarėme per paskutinius Dakarus. Kartais atrodo, kad jis tiesiog užuodžia, kur reikia važiuoti. Taip pat džiugu, kad turime gerą žmogišką santykį. Dar nesykio nesame susipykę automobilyje, vienas kitu pasitikime ir mums gerai sekasi. Paulo yra ne tik mano šturmanas, bet ir patarėjas, draugas, konsultantas, su kuriuo visada galiu pasitarti apie ateities sprendimus. Taigi, kas laukia sausio 5 dieną, kai stosiu jau į savo 9-ojo Dakaro startą? Visų pirma, kopos. Grįšime į Empty Quarter, didžiausią pasaulyje smėlio dėžę, kurioje tikėtina laukia ir įdomus 48 valandų sportinis iššūkis, kai nakvosime organizatorių suteiktoje palapinėje, miegmaišyje su kukliu vakarinės daviniu. Svarbu, turėsime labai ribotą informaciją apie savo sportinį tempą. Šiemet vėl bus daug akmenų. Startuosime Al-Ula regione, kuriame pernai itin kentėjo padangos. Tikiu, kad šią pamoką išmokome, tačiau Saudo Arabija ir akmenynai yra neatsiejami sinonimai. Todėl mažyliui lengva nebus. Taip pat žinome, kad lauks didelė konkurencija. Prie tradicinių mohikanų Nasero, Loebo, Petrancelio, Sainzo tikiu, kad 10-tuke pamatysime ir naujų veidų. Todėl važiuoti reikės ne tik tiksliai, bet ir greitai. Ką galiu pažadėti jums? Mes tikrai nepasiduosime ir skirsime visas jėgas, kad finiše turėtume teisingą rezultatą. Tikslų įvardinti nebūtina. Juos žinome ir mes, ir jūs. Todėl ačiū už dėmesį ir važiuojam.